Tepadeda man Dievas. Po kiekvienų Seimo rinkimų 141 Seimo narys prisiekia būti ištikimas Lietuvai. Tepadeda man Dievas. Sąžiningai tarnauti žmonėms. Tepadeda man Dievas. Vykdyti duotus įsipareigojimus. Tepadeda man Dievas. Kiek iš jų ištesi duotus pažadus. Aš iš tikrųjų stebiu ir didžiuojos, kaip žmogus gali tiek visur suspėti ir nebeturėti nuolikdai ir savo gyvenimu, nes visi renginiai telšiuos visur dalyvauja, visur stengiasi padėti, su visais, reiškia, turi tokių dalykinių pokalbių. Tai yra ne tik tai vien, kai žmogus, bet yra padaręs, manau, ir mum, ir visiems telšiam labai daug gerų darbų. Aš irgi prisimenu, kad mes tokį turim objektą Ilgis ežeras tenai, Sveikuolių Meka, kai galim pavadinti, ir norėjom projektą ten padaryti vieną tokį, kad pagerinti sąlygas. Tai labai strigo finansavimas ir Žemės ūkio ministerija buvo išbaigus visus tus pinigus. Tai tada nuėjom pas ministrą jo dėka, reiškia, ir ministras pinigų skyrė. Tai miškai, tai yra ką mūsų plaučiai. Iš tikrųjų, tai ir ne tik tai apvalom mūsų gamtą, aišku, sugeria anglies dvideginį, bet ir duoda ekonominę naudą, medieną, duoda žmogui dvasinį peną, tai visi rekreaciniai objektai praktiškai miškuosi. Tai, aišku, kiek ten gyventojų, nuo pat mažiausių iki pat didžiausių ir visokių gerybių. Turbūt virš 10 metų, kai kiekvienais metais vykdom kažkokią tai akciją, ar mažesnį, ar didesnį, ir proginiai želdiniai, bet ir arba taip jau paprasčiausiai miško sodinimų talkos. Tai pamenu, kad jau ne vienais metais, kai skambina, kad ar šiemet bus, kada bus, matot, visiems Žemaitija mes esam biški vėluojam, tai gamta pati vėluoja, jis jau išgirsta Vilniuje, kad kažkur jau vyksta sodinimas, man skambina, kodėl šiemet jau vėluojat, kada bus, kur bus, jau man būtinai pasakykite, aš noriu žinoti iš anksto. Tai visos kiek 10 metų pamenu, nėra ne vienais metais praleidęs pavasarinių miško sodinimų talkų. Mėly kraštiečiai, kviečiu dalyvauti Lietuvos Respublikos Seimo rinkimuose ir išreikšti savo nuomonę, kas yra tinkamiausias 4 metus atstovauti mūsų valstybei bei Telšių kraštui. Todėl spalio 9 atvykite į rinkimus ir sąžiningai atlikite savo pilietinę pareigą.